patys implantai, jų kokybė labai pagerėjo paskutiniais metais. Kad turi implantus teko dėti didžiausius. Seniau implantus dėjo dabar per bambą. Tos, kurios ateina su gana žemai esančia krūtinės, paprastai, jeigu klausit, tai sako, aš nenešioju liemenėlių. Esam turėję tokių pacienčių, kurios turbūt išvaikščio kokių 12 metų ar dar daugiau suplyšusiais implantais. Jeigu paklausčiau, kokią operaciją per savo karjerą esate atlikęs dažniausiai, turbūt tai būtų krūtų didinimas implantais. Taip, tai labai dažna operacija, bet turbūt pirmoje vietoje būtų vis tiek vokai. O, čia nustebinot. Bet jeigu įmant pasaulyje, tai vis dar lyderiaujanti operacija, krūtų didinimas implantais. Jie eina į trejetuką. Bet nebe pirmoje vietoje? Man atrodo, pirmoje niekad ir nebuvo. Vis tiek yra vokų bendra apimtim, visai yra daug labai. Tai, aš šių metų nemačiau duomenų, bet visą laiką didinimas implantais jis yra trejetuke daug maž. Ar ši operacija bėgant metams populiarėja, ar jau toks, žinot, susilygino viskas, ar jų kaip tik mažiau? Aš bendrai pacientų turbūt išlieka tas pats skaičius, nėra, kad mažėtų, bet didelę dalį, kaip didelę, pakankamai nemažą dalį dabar sudaro didinimas riebalais. Ir jeigu tas anksčiau buvo taip mažoji dalis, tai dabar iš besikreipiančių turbūt trečdalis, tai tikrai yra didinimas riebalais. Tai iš implantų to bendro konteksto riebalai atima šiek tiek. Ir pačios tos tendencijos galbūt su implantų dydžiais labai tas jaučiasi, kad aš čia kažkada persižiūrėjau šiek tiek senų savo visus ten užrašus, tai seniau implantų dydžiai sukdavosi apie 400 ml. 50, 360, 400, 450 ir taip toliau. Tai čia nėra labai mažai. Čia nėra mažai. Tai dabar tas viskas sukasi apie 280, 265, ten 300. Tikrai labai sumažėjo. Tas noras dydžio yra tikrai, tarkim, kokių 15 metų tikrai sumažėjęs. Tai tendencijos tokios, kad pacientės linksta į natūralumą. Taip, ir tas yra visam pasaulyje, iš tikrųjų, jeigu žiūrėt vakarų Europą, tai tas visą laiką buvo ir aš kaip kartais nuvažiuoju kokį ar kliniką kitos šalies, tai jeigu išeina kalba apie implantus, tai tas rytų šalis visai ką būdavo labai dydį, o į kokią Prancūziją, tenais, tarkim, Italiją, tai visai ką taip nuosaikiau šiek tiek. Ir dabar manau, kad mus tas irgi jau pasiekė, pas mus tos tendencijos realiai lygiai tos pačios kaip Prancūzija, Italija, tarkim, Skandinavijos šalyse, tas dydis yra sumažėjęs ir yra realiai lygiai taip pat. Kokią turi implantus teko dėti didžiausius? Patys didžiausi, kurie buvo, tai buvo, man atrodo, 1000 ml, bet šios dėl labai keistose aplinkybėse. Aš buvau Estijai, privačioje klinikoje, tokio kaip stažuotė ir ten, žodžiu, jiem patiem buvo toks kaip rekordinis dalykas, tai tas daktaras sako, žinai, vieną aš įdėsiu, kitą tu įdėk, nes sako, čia visai įdomus prisiminimas bus, tai taip, tai dideli labai. Nesunku įsivaizduoti, kiek tas 1000, kaip čia atrodo toj zonui. Daug, bet jie, matot, jie buvo dedami jau nebe pirmą kartą, jie buvo dedami tada, kai keitė. Ir tas padidėjimas ten turbūt toks nebuvo, nes turbūt ten buvo implantai kokie apie 600-700, tai tas pokytis jau nebebuvo toks jau didžiulis. Bet dabar jau sunku įsivaizduoti, kad kažkas taip norėtų. Bet aš tikiu, kad nepaisot tik paciento norų. Noriu tokio ir ne kitokio dydžio implantų. Pagal ką yra parenkamas tas tūris dydis? Nes norai matyti nėra viskas. Pats svarbiausias dalykas tai yra anatomija. Ir mes niekados neapsieinam be matavimų, mes labai tiksliai matuojamės ne tik atstumus nuo krūtinkaulio viršaus, apatinę dalį, plotį, tarpą,
visus audinių storius ir viršuje, ir šonuose, ir realiai tai yra matavimai, iš kurių mes parenkam implantus. Tai man kartais, aš galėčiau net nematyti pacientės, man užtenka tos matavimų formos. Ir jeigu yra tiksliai išmatuoti tie parametrai, mes galim parinkti implantus visiškai net nematant. Tai mes turim nemažai konsultacijų per nuotolį ir tokiu būdu pas mus atvažiuoja pacientas iš visai kitų šalių ir mes tuos implantus būnam užsisakę iš anksto ir taip dažniausiai pataikom. Nors buvo vienas atvejis, kai atvažiavo pacientai ir aš ją matuojusi, visus tos duomenis rašausi ir aš matau, kad labai jie taip toli nuo to, kai jinai siuntė. Implantai užsakyti yra ten tikrai, implantai dabar šiais laikais jų diametrai eina kas 2,5 mm. Tie žingsniai, tai jie tikrai reikia labai tiksliai tą žiūrėti. Ir aš žiūriu, kad tie matavimai yra maždaug paklaida apie 5 cm. Tai aš taip sakau, kaip čia sakau, čia taip pati matavotės ar ne? Sako, aš pasikviečiau draugę, sako, mes atsidarėm vyno ir sako, ir tada jinai mane išmatavo. Tai aš, būna kartais tokių, kai jau gerai, kad mes turim didelį sandėlį implantų ir taip nėra buvę, kad mes nerastumėm, ko reikia. Tai. Bet iš esmės, parenkant yra svarbiausia matavimai ir tada aišku, yra pacientų norai, bet tie norai yra kaip dalykas, kurio tu ne visada gali išpildyti, nes jeigu tas noras yra visai neadekvatų situacijai, kaip pavyzdys, tarkim, yra oda, niekados, tarkim, nebuvo neštumo, nebuvo maitinimo, jinai yra labai stangri ir įdėjus, pavyzdžiui, per didelį implantą, tiesiog pirmas dalykas, tai reikia užsiūt, žodžiu, reikia įdėti ir užsiūt, nes tą irgi ne visai kas supranta, sako, tai mano draugė įdėjo, tai gal ir man įdėsit, bet sakau, įsivaizduokit, kaip yra ribota erdvė, sandėliukas ir jis nori dramblį ten įkišti. Tai, sakau, jis netelpa, sakau, fiziškai. Tai o kitas dalykas, net įdėjus tai per jėgą tą implantą per artimiausius mėnesius atsiranda strijos, dėl to pertempimo odos. Ir tas yra dalykas, kuris liks visam gyvenimui. Ir tą numatyti nėra paprasta, bet reikia tuos dalykus žiūrėti. Tai pacientų norai, jie svarbus. Mes parinkdami implantus, mes visai, kad duodam matuoti stūrius. Turim tokį, kaip aš vadinu, stebuklingą lagaminą. Ten yra tokie marškinėliai aptimti ir yra tie saizeriai vadinami. Ir tą mes dydį dedam, kad pacientas matytų, kaip jos atrodo ir tada tas dydis mililitrais tampa suvokiamas ant savo kūno, ką jisai duoda, nes jeigu mes ten pasakom 300 ml, tai kas tai yra čia stiklinė su trupučiu, kaip čia tą suprast. Ir tas matavimas jis iš tikrųjų leidžia pataikyti ten, kur mes ir turėtumėm būti. Buvo per pastaruosius metus bandymų labai tą procesą palengvinti, atsirado tie 3D technologijos, kur iš tam tikrų nuotraukų padaro kaip tavo tokį vaizdą, ta vadinama Krisalikso sistema ir ten dar daugiau. Yra netgi, kur dedasi kaip tie akiniai, kur gali save žiūrėti, bet tas vis tik kažkaip labai nublanko, nes neduoda to pojūčio. Nes tas senas ir tas kaip akmens amžiaus atrodo tas būdas, kai tiesiog įdeda kažką į liemenėlę, leidžia suprasti, suvokti ir tą tūrį. O kai tu matai kažkokią 3D nuotrauką, kaip žaidime jautiesi, nelabai supranta žmonės, ką renkasi. Aš įsivaizduoju, kad nuo tūrio implantų priklauso ir rando ilgis. Tai yra pjūvio ilgis. Taip, bet tas labai stipriai neįtakoja to, nes mes šiais laikais tą randelį iš tikrųjų, jeigu matom tų pacienčių iš senų laikų, tai tie pjūviai ten ir po 6 ir po 7 cm yra tokie, net dabar taip kelia nuostabą, galbūt, kaip čia taip labai dideli tokie buvo. Dabar tas pjūvelis dažniausiai yra apie 3-3,5 cm. Didesniam implantam ten jau 3,8 būna. Tai yra tiesiog horizontalus pjūvis po krūtinę, nes implantą dedate po raumeniu? Taip, bet tik tai pjūvio vieta
jinai gali būti ir areolėje, gali būti ir pažastyje, gali būti po krūtine. Seniau implantus dėdavo ir per bambą. O, čia tai negirdėtas dalykas. Įdomus dalykas, kai aš mokiausi Šveicarijai, tokioje privačioje klinikoje Sengaleno mieste, tai tas gydytojas, pas kurį aš mokiausi, ten daugiau buvo kalba apie krūtų pakelimus, apie mažinimus, bet gydytojas, kuris buvo per savo karjerą padaręs ar 18 tūkstančių ar 20 tūkstančių operacijų krūtų, tai daug, pas jį tai išmintis tokia gili. Tai jis labai paprastai tai pasakė, sakė, taip, sakė, mes dėjom implantus per visur, per bambą dėjom, bet aš savo paskutinius 20 metų, sako, aš dedu tik tai po krūtinę. Dėl to, kad, o sakau, kodėl? Sako, dėl to, kad turėjom krūvas komplikacijų, krūvas problemų su tais kitais pjūviais ir sako, supratom, kaip reikia tą daryti. Jis taip sako, nedaryk mano klaidų. Tai aš jo tą išmintį kažkaip nešiojasi, nors mes aišku adaptuojamės, jeigu tarkim tenka keisti implantus ir pjūvis yra pažasty, tai mes tikrai darysim tą pjūvį pažastį ir keisim per pažastį. Lygiai taip pat, jeigu yra areoliai pjūvelis, tai mes irgi per jį keisim implantus, mes tikrai nedarysim naujo rando, bet dažniausiai renkantis tą naują vietą yra po krūtine. O kodėl? Tai yra labai, labai daug argumentų ir susijusių su sveikata. Yra, žiūrint į statistiką, darant pjūvį per pažastį, komplikacijos tokios kaip saromos, kaip kapsulės kontraktūra yra keliasdešimt kartų didesnės negu kad po pjūvį po krūtine. Ir lygiai taip pat per spenelį. Ir tai aiškinama dėl to, kad po krūtine pjūvis yra pats švariausias. Tenais nėra tikimybės implantą įdedant jį užteršti, nėra kontaktų su mikrobais. O pažasty skaitoma, kad prakaito liaukos yra mikrobų, kuriuos neįmanoma išvalyti pilnai. Ir tas implantas dedamas per ten, jis yra užteršiamas. Ir lygiai taip, tas pats yra dedant per spenelį, ypač jeigu buvo maitinimo pieno, tarkim, epizodas, tai to likutinio pieno latakėliuose yra, jisai gali irgi turėti, ta prasme, nepiktų tų mikroorganizmų, kurie gyvena simbiozėje, bet jie patekę į palankę situaciją gali moduliuoti, tarkim, kūno reakciją prieš implantą, kaip pavyzdžiui, tos kapsulės storėjimu. Tai vystosi tada kapsulinė kontraktūra. Dažnai moteris ryžtasi iš tą operaciją po vaikų gimimo. Kiek turi praeiti mažiausiai laiko, kad moteris galėtų pas jūs kreiptis? Reikia atsižvelgti į maitinimą krūtimi. Jeigu jisai buvo, tai mes rekomenduojam, kad tą operaciją planuot praėjus 6 mėnesiam, sustojus maitinti. Baigi maitinti, praeina 6 mėnesiai. Ne tai, kad 6 mėnesius maitinau, štai 7 pradžioje jau esu pas Dainių Daunoravičių. Tai ne taip. Ne, kam to reikia? Reikia tam, kad mes iš tikrųjų matytumėm formą, mes matytumėm galutinį dydį ir kartais tie 6 mėnesiai, jie irgi vieniem galbūt 2 mėnesių užtenka. Kitais atvejais reikia to laiko dar ilgesnio, tai vis tiek vertinam individualiai kiekvieną, bet vidurkis yra apie 6 mėnesius. Kai kurios moteris netgi nerimauja, kad štai jeigu atliks krūtų didinimą implantais, galbūt ateityje negalės žindyti kūdikio. Ar čia yra ko nuogąstauti dėl to? Ar... Jeigu, tarkim, mes naudojam pjūvį po krūtine ir realiai nelabai yra galimybių kažką pažeisti, nes mes liaukos nesutinkam, latakėlių lygiai taip pat, tai tas būdas jisai neįtakoja visai maitinimui. Gali būti teoriškai tas būti sutrikdyta tada, kai yra pjūvis spenelėje, kai yra pakelimas, bet ir tai labai labai retai. Reikėtų taip pakankamai neteisinga kryptim eiti, kad tą padaryti. Bet ar nėštumai, žindymai daro kažkokią įtaką krūtų galbūt formai, ar pasmunka? Vis tiek keičiasi tas kūno svoris. Tai be abejo daro. Krūtinė visų pirma neišdidėja, jinai tampa sunkesnė, tas
svoris tempia žemyn ir krūtinė tada smunka. Viskas labai kaip ir paprasta. Tai yra daug tų mitų dėl liemenėlės nešiojimo. Yra kažkoks irgi keistas mitas, kad jeigu nešioja liemenėlę, tai krūtinė tada kaip tik greičiau smunka. Tai aš taip niekaip nesuprantu, kaip taip gali atsitikti, jeigu mes prilaikom, tai kodėl jinai tada greičiau turi smukti. O iš tikrųjų yra viskas atvirkščiai ir mes tą labai matom iš pacienčių. Pas mus daug ateina į konsultacijas ir tos, kurios ateina su gana žemai esančia krūtinės, paprastai, jeigu klausit, tai sako, aš nenešioju liemenėlių. Tai akivaizdu. Matom, tas pasmukimas, jis labai akivaizdus būna. Tai kokie, jeigu patarimai galėtų būti, tai tiek nėštumo metu, kai krūtinė pradeda didėti, tiek maitinant tikrai nešiot gerai prilaikančias liemenėlės. Ir tas gerai tas prilaikymas, tai nėra taip, kad krūtinė kaip sportinės liemenėlės ją spaudžia, bet geras prilaikymas, kai tas visas svoris eina ant petnešėlių, kai yra ją tiesiog, gera liemenėlė, tai yra ta kaip delnas, kuris iš apačios krūtinę prilaiko. Tai tą darant, tikėtina, kad pasmuks, bet ne tiek daug, gal mažai pasmuks. Ir dar vienas toks patarimas, maitinant, stengtis maitinti iš abiejų pusių vienodai. Nes tas maitinimas gaunasi, kai yra kažkuri pusė, kur yra patogesnė, tai ten daugiau gaminasi pieno, tada tas pienas jisai lengviau bėga, tada tas kūdikis jis nori būtent tos pusės, nes jam mažiau pastangų reikia. Ir toks užsisuka ratas, ir mes tų pacientų čia labai daug esame matę, kur iki nėštumo, tarkim, abi pusės buvo pakankamai vienodos, o po nėštumo viena išdidėjo, nusmuko ir sako, man čia viskas nėštumo šito maitinimo metu atsitiko. Tai aš turiu tokią teoriją, kuri visi sako yra nesąmonė, bet aš vis tiek galvoju, kad biški tiesos yra čia nais. Tai dažniausiai kažkodėl, jeigu žiūrėti statistiškai, problemos būna su kairė pusė. O kairė pusė, kodėl taip yra? Dėl to, kad iš kairės yra patogu maitinti, o dešinėje rankoje yra patogus Instagramą. Tai čia gal taip ir nėra, bet mes tą dažnai matom. Bet dažnai sutinkant asimetriją. Ir kaip, pavyzdžiui, sprendžiama? Sakykime, krūtinė asimetriška, implantai skirtingo dydžio? Jo, čia tikrai labai svarbus klausimas ir mes su asimetrijom iš tikrųjų labai daug užsiemam. ir aš kartais taip galvoju, ar čia yra tas kažkoks pedantiškumas, kažkoks lengvo laipsnių išprotėjimas, bet mes jas matom. Ir mes, jeigu tos asimetrijos yra, mes pacientam parodom. Sakom, pastatom prieš veidrodį ir sakom, atkreipkite dėmesį, kas yra. Ir tada būna irgi toks pasirinkimo dalykas, nes vienos pacientės būna, net ir kai tu rodai, nemato. Ir mes galvom tada, ar verta tą koreguoti, ar verta liest, nes jeigu pacientė to nemato, tai gal ta simetrija, jai sunkiai suprantama, bet reikia ką žinoti, implantai visą laiką pabrėžia asimetrijas, jos tampa žymiai ryškesnės. Ir aš šitą dalyką, aš taip perėjau savo kailių nuo senų laikų, kai tas krūtų didinimo operacijas aš labai anksti pradėjau ir tai tikrai senai tas jau pakankamai buvo. Tai būdavo situacijų, kur ateina pacientė, jau atrodo, kaip ir viskas vietoje, viskas gerai, o po operacijos staiga matau, kad vienas spenelis aukščiau, kitas žemiau. Ir taip keista, galvoju, kaip čia taip yra, nes jeigu tu žiūri, implantai yra vienodam aukštį, viskas atrodo taip pat. Ir man užtruko kurį laiką, kol aš supratau, kame reikalas. Tai pirmas sekė etapas suvokti, kaip tą atpažinti. Yra specialūs manevrai, pakėlus rankas, ta simetrija dar labiau išryškėja ir taip toliau. Tai mes, perėjau tą, kad aš pagaliau supratau, kaip tą pamatyti, kad bus problema. Tada kitas etapas, kaip tai spręsti. Ir čia tokių irgi buvo ieškojimų, kaip tą daryti, tarkim, jeigu speneliai skiriasi aukščio. Tai buvo laikas, kai mes tiesiog pjaudavom tokį kaip puslankį viršų ir keldavom vieną.
Bet tie randai, sakykime, jie vis tiek likdavo matomi ir tai nepuoždavo. Ir tada tokių keistų sutepimų, tokia virtinė, kad aš nuvažiavau pas tokį keistą daktarą į Bukarestą, Rumuniją. Ir jis toks, šiaip tokių keistuolių šiek tiek buvo laikomas. Pas jį nuvažiavau ir aš pradėjau nuo tos klinikos, aš pradėjau daryti tuos vidinius pakelimus, kas atrodė nesąmonė, atrodo neveikia ir daug gydytojų nusivylė tuo būdu, nes jį pabandė, kažkaip nesigavo ir numetė. Bet gal tas užsispyrimas padėjo, aš pastovėjau už jo peties ir aš pamačiau vieną dalyką, ką jis daro ir tas dalykas pakeitė viską ir pradėjo gautis. Tai mes tas asimetrijas dabar, sakykime, ne tik pamatom, bet mes turim pakankamai būdų tą spręsti. Ir įskaitant būdus, kur nereikia papildomų randų, kaip vidiniai pakelimai, šitas metodas jam turbūt net galima vos ne tokią atskirą daryti laidelę, nes tai yra daug keičiantis dalykas šiais laikais, neturėti randų ant krūtinės yra tikrai labai didelis pliusas ir mes įtaikom ir kai mes norim šiaip pakelti krūtinę, nedaug dedant implantus ir taikom be implantų, tiesiog su riebalų persodinimu ir taikom asimetriją sprendžiant ir daug įvairių variantų. Tai ir kitas dalykas, sprendžiant asimetrijos, jeigu dėl padėties, tai tarkim mes iš vidaus galim pasikelt, o dėl dydžio, tai seniau naudodavom skirtingus implantus. Ir tas būdavo pilnai suvokiama ir normalu, bet šiais laikais yra rekomenduojama nenaudoti skirtingų implantų. Kodėl? Dėl to, kad skirtingi implantai turi skirtingą svorį. Ir tas sunkesnis implantas, jisai neišvengiamai daugiau sveriasi, ateityje smuks stipriau. Tai tuos stūrio skirtumus mes sprendžiam riebalų persodinimu. Jeigu jis yra labai didelis, mes tą darome etapiškai, netgi turim pacienčių, kurios turi, tarkim, Polando sindromą, kai nėra vieno raumens pektoralinio, krūtinės raumens, tai jos turi kaip duobę. Turim pacienčių, kurios turi labai krūtinės ląstos didelės deformacijas, kur nušonkulių lankas yra didžiulis skirtumas kaip laiptas. Tai mes net šią savaitę irgi vieną tokią turėjom. Tai mes planuojame etapiškai, mes susileidžiam riebalus, išsilygindami tą deformaciją, tada dedam implantus vienodus, kad jie ateityje vienodai elgtųsi. Ar naudojam skirtingus? Kartais naudojam. Labai labai retai, kai matom, kad tas dydžių skirtumas yra ypatingai didelis. Tai netgi mes naudojam ir riebalus, ir netgi skirtingus implantus. Būna taip. O kas tie implantų profiliai? Žemas, vidutinis, aukštas, labai aukštas, gal dar čia yra? Jo, su profiliais visą laiką yra toksai paklydimas, sakykime, tai dažniausiai pacientas galvoja, kad aukštas profilis tai yra, kad jisai aukštai prasidės. Tai ne tas dalykas. Profilis nulėmė, kiek implantas yra, sakykime, atsikišęs nuo krūtinės ląstos. Tai žodžiu, kiek pati krūtis bus į priekį projektuota. Tai profilis lemia projekciją, kiek jinai bus pilnai į viršų. Ir kaip gaunasi, nes mes, pavyzdžiui, implanto diametrą mes parenkam pagal tuos anatominius visus parametrus, tarkim, jis ar bus 12 cm, 11,5 ir tada jo tūris jisai keisis priklausomai nuo to, kiek jis yra atsikišęs į priekį. Tai tas 12 cm implantas jisai gali būti, jeigu jisai bus vidutinės projekcijos, tai bus ten 320 ml, jeigu jis bus aukštos, tai jisai bus 400, jeigu super aukštos, tai jisai bus ten 485 ir kažkas link 500. Dažniau renkasi pacientės lašo formos ar apvalius implantus? Vėl, čia toks, šitoje vietoje tas pasirinkimas, jis vėl nėra labai teisingas, dėl to, kad vėl reikia vertinti anatominę tą situaciją. Ir kaip pavyzdys, pas mus ateina pacientai ir sako, aš noriu apvalių implantų, aš nenoriu lašelių, nenoriu anatominių. Ir tu sakau, kodėl tie lašeliai tokie blogi. Tai sako,
mano pažįstamai sėdėjo tos anatominius ir ta krūtinė atrodo labai natūraliai ir tokia net pasmukusi. Tai žinokit vieną dalyką, kad anatominiai implantai, jie dažnai yra naudojamasi kaip gelbėjimosi priemonė, kai krūtinė šiaip yra pasmukusi, po maitinimų, po vaikų, bet pacientė sako, aš norėčiau, kad nebūtų randų. Sako, vat, kažkaip išsisukti iš tos situacijos. Tai tais atvejais ir naudojami anatominiai implantai. Dėl to, kad jie apgauna šiek tiek taip vizualiai, jie surenka audinius apatiniai daly ir ta krūtinė atrodo pakankamai neblogai, bet nereikia pakelimo daryti. Bet tuo tarpu, jeigu mes juos naudojam tokiai normalioje situacijai, kur ta krūtis nėra pasmukusi, tai jie, tarkim, kudai pacientai, jie anatominiai implantai gali atrodyti kaip apvalūs. Jie turi labai pilną viršų, labai aiškę formą ir jie visiškai nieko nesocijuosi su pasmukimu. Tai mes implantus visai ką parinkinėjom pagal tą anatominę situaciją, kokia jinai yra ir labai svarbu yra žiūrėti tarpą. Nes kartais, kai yra speneliai plačiau arba tas tarpas yra platesnis, tai apvalūs implantai tiesiog netinka. Dėl to, kad jeigu mes norim užpildyti kad tarpas jisai būtų pakankamai siauras ir neplatus, mums reikia pakankamai didelio pločio, bet jeigu mes tą plotį dedam šitą projekciją, gaunasi, kad implantas tampa labai aukštai ir jisai nedara, jis nesusidėlioja. Tai aš kartais ir sakau, tai jeigu jūs norite apvalių implantų, tai jūs turėsite 2 bokštelius, bet su gana dideliu atstumu viens nuo kito. Ir tas netinka, negerai. O anatominiai implantai, jie kokį turi privalumą, kad jie turi bent jau 3 variacijas dėl pločio. Tai tarkim, vienas yra apvalių pagrindų, kitas yra išplatintas, kitas yra dar platesnis ir mes tokiu būdu mes galim sugaudyti tarpą ir turėti siaurą, turėti gražią formą. Tai čia turbūt pagrindinis dalykas renkantis, reikia žiūrėti geometriją. Mes nieko prieš apvalius neturim implantus ir aš net džiaugiuosi, kai galim juos taikyti, nes apvalūs implantai turi privalumą tą, kad jis nepasisuka. Žodžiu, jis gali pasisukti, bet tas pasisukimas nebus matomas fiziškai, nes jisai yra apvalus, kaip tu besuksi jį. O anatominis jis turi tą lašo formą ir jeigu sportuojant, ar jisai, tarkim, pasisuka, tas vizualiai jisai gali matytis ir yra tam tikras minusas, nors tai vyksta labai retai, bet mes, jeigu galima situaciją spręsti apvalių implantų, tai mes visą laiką už apvalą esame. O jeigu tas implantas pasisuka sportuojant, tai operacija ir atsukat, ar kažkaip kitaip įmanoma? Jo, tas įdomus dalykas, kad jeigu mes pačią operaciją darom teisingai ir mes implantų nepadarom per daug erdvės ir po operacijos mes tikrai labai rekomenduojam pacientam nešiot po operacinę liemenėlę 2 mėnesius, nesportuoti ir tą tikrai daryti sąžiningai, tai tas implantas jisai gaunasi kaip ranka ir pirštinė. Tai žodžiu, jūs, jeigu įdedat ranką į pirštinę, jūs negalite ją taip imti ir lengvai apsukti, nes audiniai apgula jį taip, kaip turėtų būti ir jam pasisukti tampa sunku. Tai tie pasisukimai jie vyksta tada, kai yra nenešiojama liemenėlė, kai yra gal labai ilgas laikas po operacijos, ten 14 metų, kai tas implanto kapsulė pasidaro laisvoka. Tai tada jam pasisukti yra šansai. Bet įdomus dalykas, kad implantai jie turi tendenciją atsisukti atgal. Tai aš atsimenu, vieną kartą per atostogas Nidai, 10 valanda ir pacientas padžia žinutę, paskui skambutis, atsilipiu, sako, daktarė, sako, man kažkas blogai pasidarė su krūtinė, sakau, kas? Sako, pasikeitė formą, taip staiga, sakau, ką darėt? Sako, žaidžiau tenisą, sako, ir žaidžiau be liemenėlės. Sakau, tai gerai, sakau. Aš kadangi turiu susivedęs visų pacientų duomenis, aš pasižiūrėjau iš karto, kokie implantai anatominiai. Sakau, gerai, sakau, tai dabar žiūrėkit, sakau, eikit miegot ir susiskambinsim rytoj. Ir tą taip padariau dėl to, kad, ką ten naktį spręsi, bet turėjau vilti, kad tas susitvarkys savaime. Ir tas ir įvyko. Ir ryte skambino, sako, žinokit, man viskas, sako, gerai. Sako, neskauda, sako, ne, sako, forma vėl atsistatė. Ir taip įvyksta dėl to, kad implantui yra nepatogu būti pasisukusiam, jisai pagal svorio centrą jisai nori grįžti atgal. Tai dažniausiai
tą tvarkyti ir netenka. Ir esam turėję gal tik tai kelis atvejus. Vienas iš jų buvo plaukimo treneriai. Tai jai tikrai pasisuko implantas ir matyti, kad jisai per ilgai buvo toje pozicijoje ir nuteko operacijos metu jį atsukti. Tas buvo, bet tai realiai vyksta labai retai. Aš neatsimenu, kada mes esam dabar atsukinėję. Bet taip pat reikia žinoti, kad apvalūs implantai gali apsiversti. Jie padaro, nes anatominis jis, tarkim, pasisuka, o apvalus implantas jisai daro tokį kaip flipą, jisai ima ir aukštyn kojom apsisuka. Tas irgi gali įvykti. Ir kuo aukštesnė implanto projekcija, tuo tas yra tuo lengviau tai įvyksta. Dabar mes kalbam apie silikono implantus, bet aš žinau, kad yra hidrogeliniai ir fiziologiniai, ar jų jau nebėra? Jų realiai nebėra. Kodėl? Todėl, kad nepasiteisino. Tai hidrogelio implantai, jie iš tikrųjų labai turi tokį pojūtį kaip maišelio, kuris užpildytas kažkokiu, tokiu kaip užpildu yra. Ir jie čiuopėsi. Toks tikrai tas labai jaučiasi. Ir panašus tas čiuopimas jis yra panašus ir su fiziologiniu skysčiu užpildytais implantais, bet su hidrogeliu jis yra labai toks nemalonus iš tikrųjų. Tai turėjau vieną pacientę, kuri atėjo keisti implantų. Mes tų hidrogelinių realiai ir nesam niekad naudoję, bet ta krūtinė viskas gerai atrodo, šiaip viskas tvarko. Ir aš sakau, kaip ir viskas tvarko, sakau, pasidarykite echoskopiją, sako, aš jau pasidariau, viskas tvarko, neplyšęs. Jis sakau, kam jūs keist norit? Sako, aš noriu keist dėl to, kad, sako, nemalonu yra tas toks jausmas, bet sako, mane labiausiai žudė tas dalykas, kad, sako, kai atsigula dukra prie manęs ir jinai kažkaip priliečia ranką, jinai taip sako, mama, sako, o kodėl pas tave čia maišeliai? Tai tas, sako, dalykas mane, sako, mane žudo, sako, aš šito, sako, nenoriu girdėti ir mes tada keitėm į paprastus implantus ir tas maišelio, tas pojūtis nudingsta, nebelieka. O dabar dėl fiziologinių implantų, kaip jie atsirado labai iš bėdos. Tai nebuvo taip, kad tai buvo toks evoliucija, žodžiu, į gerą pusę. Dabar mes jau nebeprisimenam turbūt, bet buvo laikas, kai buvo Amerikoje uždrausti silikoniniai implantai. Ir tada sutriko viskas. Tai pacienčių daug, chirurgai kaip ir irgi pasiruošę ir taip staiga negalima. Ir tada atsirado tokios paieškos, tai ką dabar daryti. Ir tada besikalbant, žodžiu, buvo priimtas sprendimas, kad mes silikono vidų implantų nenaudosim, mes imsim tik tai kaip kevalą implanto, kuris yra irgi iš silikono, bet mes jį pripilsim vandens. Ir kol sprendė, ar tas silikonas jisai apskritai bus leista naudoti ar ne, FDA šitą dalyką leido. Ir Amerikoje tas truko gal 10 metų kokį, tas pakankamai ilgas laikas buvo. Ir gausi taip, kad ištisos kartos priprato prie to chirurgų dėl to, kad su fiziologiniu skysčių implantų įdėjimas jisai turi savo specifiką. Pakankamai tas gerai vykdavo per spenelį dėl to, kad reikėdavo gana mažo pjuvelio, įsidėdavo tas implanto kevalas ir jisai tada prisipildavo vandens. Tai va, bet tas vyko tik tai Amerikoje, Europoje praktiškai, kadangi nebuvo to sustabdymo, tai niekas jų ir neįprato naudoti, išskyrus labai pavienius gydytojus ir tas kažkaip ir neprigijo. Tai dabar, jeigu taip žiūrėt, tarkim, pasaulinius kongresus, tai nuo kokių 14 gal metų ir 15, kiek aš atsimenu, niekur apie juos nekalbama nei žodžio. Tai yra užmirštas dalykas jau 10 metų, kaip nieks apie tai nebediskutuoja net. Tai jų realiai kaip ir nebenaudojam. Silikono implantai gali trūkti. Taip. Ar dažnai tai pasitaiko ir ar pacientė tą pajaus? Ir turbūt labai neraminantis klausimas, ar tas skystis gali patekti į organizmą? Taip, tai silikoniniai implantai gali plyšti. Tas vyksta
pakankamai retai. Gera žinia, kad tas plyšimas, plyšęs implantas, jisai niekur neteka, nes tas gelis, kuris yra viduje, jis yra kaip želatina, jeigu įsivaizduoti, jisai pats su savim sulimpa ir jisai niekur nebėga. Bet per ilgą laiką ir tokių plyšimų net kartais echoskopiškai nepamato, nes taip apžiūri, kaip sako, kaip ir viskas vientisa. To silikono už implanto ribos jis neaptekėjęs, jo nemato. Bet kai tas plyšimas jis yra ilgą laiką, tai po truputėlį tas silikonas jisai pradeda gertis į kapsulę. Ir mes esam turėję tokiu atveju, kur tas plyšimas panašu, kad įvyko iškart po operacijos, ar net gal operacijos metu galėjo tai būti. Tiesiog atsekam pagal tam tikrus kitus dalykus. Ir esam turėję tokių pacienčių, kurios turbūt išvaikščio kokių 12 metų ar dar daugiau suplyšusiais implantais. Tai tas nieko nepadarė, tiesiog ta kapsulė, kuri buvo aplink implantą, jinai buvo šiurkštesnė, truputėlį storesnė, tai tiesiog tą kapsulę jau reikia pašalinti, reikia išimti. Čia vadinamoja kapsulės kontraktūra? Ne, čia kitas dalykas, tai kapsulė tai tas dangalas, kurį suformuoja kūnas, kuris dengia implantą. Tai kadangi tas išėjęs silikonas, jisai tiesiogiai trinas ir kontaktuoja su ja, tai jinai įsigeria jo. Tai va, bet esame matę atveju, kai tas plyšimas, jis irgi nežinia, kiek laiko yra, bet tas silikonas, jisai buvo nukeliavęs iki pažasties limfmazgių. Tai kaip tai vyksta, tai pradžioje tas silikonas jis įsigeria į kapsulę, o tada per limfagyslės jisai po truputėlį eina iki pažasties ir tas limfmazgis pažastį jį sugeria visą. Tai yra tekę ir tai limfmazgį šalinti, mes jį siunčiam tada ištyrimą, tas limfmazgis jis yra tokia kaip šiukšlių dėžė, į kurį viskas sueina ir jisai lieka tas silikonas jame. Tai va, dabar dėl tų plyšimų šiuolaikiniai implantai, tarkim, plyšta gerokai rečiau, nes jie turi ten tos sluoksnius apsauginius ir taip toliau. Bet seniau galioja ta tokia praktika, kad implantus reikia keisti kas 10 metų. Ir kodėl 10 metų? Yra padaryti tyrimai, kad po 10 metų tas plyšimų dažnis jis labai ta kreivė šoka į viršų stipriai. Tas padarytas su labai daug tūkstančių implantų, ten 50 000 ir daugiau, ir tokius duomenis vis tik tai gauna, kad pirmus ten 8 metus tas plyšimas labai retas yra, o jau nuo 10 ten jis pradeda kilti viršų. Ir remiantis tuo, tas keitimas buvo rekomenduojamas taip. Dabar tokios rekomendacijos nėra, kad jeigu tie implantai buvo įdėti po, tarkim, 2020 metų, kiti sako nuo 18, tai jie gali būti nešiojami kaip ir neribotą laiką, bet verta tada kas metą ar kas 2 metus daryti echoskopiją, tiesiog tikrinti, ar viskas yra ok. Bet tas keitimo dalykas, jisai vėl priklauso nuo pacientų. Mes turim iš tikrųjų pacienčių, kurios sako, aš noriu tiesiog dėl ramybės pasikeisti. Dažniausiai tas keitimas būna susijęs su tuo, kad nori arba keisti mažesnį dydį, arba šiek tiek didesnės, tai būna dar kažkoks kitas dalykas ir mes tų pacientų turim karts nuo karto. Ar paprastesnė operacija keitimas implantų, negu pirmą kartą jos dedant? Sakykime, pacientui gal lengviau išgyventi po operacinį laikotarpį. Jeigu tas keitimas jis yra toksai, tas vadinam paprastas, kai mes tiesiog apsižiūrim kapsulę, ją išsiplaunam, išsivalom ir įdedam naują implantą, tai yra labai paprasta. Tai yra tokia operacija, kur mes iš karto paleidžiam į namus tą pačią dieną, ta savijauta absoliučiai gera, nes nieko neskauda, nes jeigu taip pagalvotai tas implantas būdamas viduj, tai jisaigi juda, tai yra svetimkūnis, bet neskauda pacientam. Tai tas viduj kapsulės, kas viskas vyksta, yra neskausminga. Galima tą implantą pakeisti, mažesnį, didesnį ir ta savijauta būna labai gera. Bet yra keitimų, kai yra plyšimai, kai yra krūtinė nusmukusi, kai yra kontraktūros, kai yra seromos, tai yra įvairūs tie dalykai, tai tada tas keitimas gali būti gerokai sudėtingesnis ir brangesnis negu ta pirminė operacija. Dabar taip žiūrint taip atgal, tai mes tokių gal sunkių tų atvejų, kai yra labai
didelės kontraktūros, seromos, tai mes jų pastaraisiais metais turim vis mažiau ir mažiau. Ir tai kalba apie tai, kad patys implantai, jų kokybė labai pagerėjo paskutiniais metais ir nebeturim tų šiurkščių implantų, nes jų nenaudojam. Mes mūsų klinikui, man atrodo, nuo 16 metų nebenaudojam visai. Jeigu neklystu, jie uždrausti Europos Sąjungoje. Taip, juos uždraudė 18 ar gal 20, bet mes jau turėjom tą informaciją žymiai anksčiau, kad jie kelia pavojų tam tikrą ir mes juos taip apvalius implantus visus net nuo turbūt gal 14 metų dėjom tik tai švelnaus paviršiaus, o anatominius nuo tų 16 kokių švelnius. Tai kai atsirado tie saugus paviršiai švelnus, tai tų visų kontraktūrų seromų yra labai stipriai sumažėję. Tikrai, nes dabar kaip ir bandau prisiminti tokių sunkių labai keitimų su kapsulėm, mes taip pastaraisiais metais tikrai žymiai rečiau darom. O kapsulės kontraktūra jūsų minima, čia yra komplikacija, kuri pasireiškia kodėl, nuo ko tai priklauso? Tai yra, kaip įsivaizduoti, tai yra lyg reakcija kūno prieš svetimkūnį, prieš implantą. Tai nėra kaip alerginė reakcija, nors kartais gal taip paprašiau pacientam būtų supras, kad kaip alergija yra. Mes turim žiedadulkes ir vieni pacientai reaguoja jas, kiti ne. Pats tas mechanizmas, jisai šiaip nėra iki galo taip jau visiškai išaiškintas, bet kokie faktoriai tą lemia, tai aš kaip esu minėjęs, yra labai svarbus dalykas yra pačios operacijos kokybė, kaip jinai atliekama, traumatiškumas, kraujavimas, pjūvis, ar jisai yra nešvarioje vietoje, ar jisai yra švarus. Ir aišku, labai stipriai lemia implanto paviršiaus danga. Tai yra čia tai faktas, yra įrodyta, kad kuo šiauštesnis yra implantas, kuo ta tekstūra grubesnė yra, tuo tas kontraktūros procentas ir seromų didėja. Tai visą tą žinant, apie tą galvojant, yra netgi 21 žingsnio toksai kaip planas, kaip reikėtų tas operacijas daryti teisingai, tai kiekvienam kongrese jisai yra vis šiek tiek peržiūrimas, bet iš esmės ten keičiasi kažkoks mažas niuansas, kur vieni kapsulės paruoštos ložės plovimui naudoja antibiotikus, paskui pakeičia kitus antibiotikus, vėl grįžta prie tų buvusių. Bet iš esmės tie žingsniai jie turi būti daromi ir tai nulėmė tą dažnį. Lygiai taip pat kaip implanto danga. Ar kapsulės kontraktūra, kokių gali pasiekmių turėti pacientui? Čia reikia išsigąsti, bijoti? Ar tai tiesiog pašalinama ir tiek? Jo, tai yra situacija tokia kaip medicininė, iš tikrųjų, kaip tą pastebėt, tai krūtinė pradeda kietėti. Dažniausiai kažkokių skausmų nėra, kad kažkas labai, bet darosi tokia kietesnė, tokia standesnė. Ir tą paprastai pastebi pacientai pirmą dalyką. Krūtiniai kietėjant, tas implantas lyg kilti viršų. Jisai vis lipa aukščiau ir aukščiau ir dažniausiai ta kontraktūra būna vienos pusės tik tai. Ir tada pradeda matytis asimetrija. Viena aukštai, kita minkšta ir natūraliai. Tai yra pirmi ženklai kontraktūros ir toj vietoj pas mus Lietuvoje, tai sakyčiau, nėra problemų, dėl to, kad pas mus pacientas labai greitai tą pamato, išsigąsta, iš karto alarmas eina daryti echoskopiją ir atsiduria pas mus, bet aš esu susidūręs su pakankamai daug pacienčių iš užsienio. Ir čia jau lyderiai tai yra Didžioji Britanija, ten žmonių, iš viso tas sveikatos priežiūros, ta sistema kartais labai jau keistai veikia ir sunkiai suvokiama, atrodo, kaip išgyvenimo galimybės. Išlieka stipriausia. Tai čia lygiai taip pat, aš esu matęs pacienčių su tokiom kontraktūrom, kur atrodo krūtinė yra akmuo. Tiesiog kaip akmuo ir jos gyvena ir galvoja, kad čia taip ir turi būti. Tai iki tokio lygio pas mus nenueina, aš nesu gyvenime tokio matęs, bet
Bet kontraktūrą taip užleisti ir nereaguoti nereikėtų, nes tas užleidimas jisai gali nuvesti į tą retos formos limfoleukemiją, kuri jau yra tokia sveikatai, jau liga yra. Tai vat, pirmas dalykas yra seroma, kietėjimas krūtinės, seroma tai kas yra ištinimas krūtinės. Kietėjimas ir tada tokiu atveju reikėtų tikrai reaguoti ir tą tvarkyti. Kai jau prašnekam apie komplikacijas, niūresnius dalykus, krūtų implantų liga. Žinau, kad oficialiai tokios kaip ir nėra. Menama liga, man atrodo. Ką apie tai kalba naujausi moksliniai tyrimai? Jo, čia vat yra įdomi tema, yra netgi kažkoks puslapis Lietuvoje, kur man kartais atsiunčia ten linkus. Man šiaip labai įdomu, kam tą daro žmonės, nes aš tikiu, kad jie nori gero, bet reikėtų remtis mokslu ir reikėtų iš tikrųjų kažkaip tai nesirem paskalom visokiam, nes ten yra apie tai. Tai dabar, ką sako mokslas ir dažniausiai tai vėl yra, kad yra sąmokslo teorijos, kad yra susimokę chirurgai ir visokios ten kompanijos ir jie tyliai daro kažką ten ir nieks nežino ką ir žodžiu taip negerai. Iš tikrųjų, įsivaizduokit kaip yra. Mes kaip chirurgai mes turim tikrai daug operacijų. Uždraus implantus mums tikrai nebus taip, kad mes nebežinosim ką veikti. Mes turim pilną nosies chirurgiją, veido tempimo ir tai niekados juokinga tiesiog girdėti, kad čia yra kažkas suinteresuotas. Tada yra gamintojai. Tai gamintojai kaip tik investuoja didžiulius pinigus į saugumą, keičia implantų dangas, daro tyrimus ir taip toliau. Ir kad dar suprasti, yra krūvos didžiuliai kiekiai mokslininkų, kuriems įsivaizduokit, koks būtų atradimas pasaulyje. Tai Černobylio premija turbūt, kur atrado, kad implantai yra blogas dalykas, sukelia ten krūties implantų lygą ir jie pirmi tą atrado. Tai patikėkit, per visus kongresus implantų vis atvažiuoja mokslininkai ir jie visais kampais tikrina tas dangas, implantuoja pelėm, žiūri ir taip toliau, tyria sudėtį. Ar nėra ten sunkių metalų, visokių elementų, nes krūvas tų yra dalykų. Tai ir dėja, bet nėra. Ir nėra už ko užsikabinti. Ir vienas iš tyrimų tai buvo, kad maždaug yra implantų sudėty, yra kažkokių metalų, kurie gali įtakoti sveikatą, tai pasirodo geriamam vandenį jų yra tūkstančių, ar ten kiek yra daugiau, yra žymiai didesni skaičiai. Tai su tuo dėja, bet to pagrindo nėra. Ir dabar dėl tos implantų ligos, tai kiek mes tos informacijos matom iš tų patikimų šaltinių, iš kuriais mes remiamės ir mes gaunam nuolatos tos update'us ir su Amerikos plastinių chirurgų draugijai, tai aš visai ką irgi ten tas yra sekama nuolatos ir tie yra rekomendacijos dėl tų kapsulės šalimų, tai netgi pastaruoju metu gaunam, kad nereikia tą kapsulę šalinti taip dažnai, kaip dabar yra daroma, dėl to, kad tai yra žala pacientų ir nereikia to daryti. Tai kol kas tokio kaip nozologinio vienetų, krūtų implantų lygos tokios kaip nėra. Jos nėra kaip aprašyti ir nėra patvirtinta. Teisybė ta, kad visi tie požymiai implantų lygos yra labai panašus į depresijos požymius. Ir realiai tai 1:1 yra. Ir tas galim įsivaizduoti situaciją, kai tarkim, gyvenime yra tam tikrų pokyčių, ir ten, tarkim, ir darbo praradimai, ir skyrybos, ir visa kita. Ir tada dažnai yra ieškoma, kur yra problema, nes dėl depresijos požymiai tai labai yra implantų ligos. Tas pats plaukų, ten slinkimas, nuovargis, nuolatinis nagų lūžinėjimas, negalėjimas susikaupti, apatija, tai yra depresijos kažkokia išraiška. Tai labai norėtųsi atrasti kaltininką, kad tai yra implantas, nes jį išsprendus atrodo viskas susitvarkys, nereiks ten gyvenime tvarkyti nieko. Ir pagal statistiką
didžioji dalis pacienčių, čia Amerikos statistika yra išėmus implantus, didžioji dalis pacienčių per pirmus metus susideda atgal. Dėl to, kad pamato, kad tai niekaip neturėjo įtakos. Buvo dar vienas įdomus atvejis, kai buvo vėliau jas atsekė, buvo 2 homozigotinės dvynės Amerikoje pacientės, sesės, kaip 2 vandens lašai, kur ne. Tai viena, ir jos gyvena skirtingose valstijose. Ir vienai, jinai įtarė, kad tai yra kažkokie problemos dėl implantų buvimo, kaip implantų lygos požymiai, ir jinai įsiėmė implantus. Ir atsekė, kad jos sesiai lygiai tokiu pačiu metu buvo lygiai tokie patys požymiai visai kitoje valstijoje. Tik jinai neturėjo implantų ir ją gydė dėl depresijos. Ir jai padėjo. O tai, kurie įsiėmė implantus, tas niekaip neįtakoja nieko. Tai su implantų lyga kol kas tokių apčiuopiamų dalykų nėra, bet čia yra labai daug psichologijos iš tikrųjų. Ir mes tų pacienčių kars nuo karto turim, kurios nori išsimti, mes nepuolam atkalbinėti, mes tik pasakom, kad greičiausiai tai nepadės, bet jeigu tas noras yra, tai yra sprendimo laisvė. Mes tiesiog išimam implantų, užpildam krūtinę riebalais ir tas vaizdas jisai irgi lieka gražus ir viskas tvarkoja. Bet kalbant su jom, tai daliai, nes aš taip bandau paklausti, ar kažkas pasikeitė, tai daliai sako, kad man iškart pasikeitė. Vos tik pabudo po operacijos, sako, man iš karto viskas geriau. Tai ką tai rodo, tai yra psichologija, nes jeigu tai būtų kažkokių medžiagų įtaka, ar ką, tai jinai negali išgaruoti per valandą. Tai yra tas jausmas. O kitai daliai sako, pradžioj galvojau, kad čia gal gerai, bet sako, paskui supratau, kad tai nepasikeitė. Bet nepaisant to, išsimančių implantus yra pacienčių ir kars nuo karto susiduriam su to. Įdomu vaizdas, kai išsiėmė implantus, kad ir po 14 metų, ir po kelių metų. Koks jis būna? Vis tiek turbūt reikia pildyti riebalais, kaip ir minėjot. Ar nebūtinai, ar pakelimą daryti? Jo, tas labai priklauso nuo situacijos. Nuo implantų dydžio, nuo audinių. Buvo nėštumų, nebuvo. Yra tų situacijų, kur jeigu pats implantas yra nedidukas visai, tai jį išėmus tas vaizdas, jisai tiesiog reikia kantrybės. Jisai audiniai apsitraukia ir viskas grįžta į savo vėžes. Tai yra to atveju ypatingai, kai tas implantas labai didelis buvo ir ten dar buvo nėštumai, tai automatiškai audiniai įsitampo, tada mes planuojam pakelimus. Bet ką darom beveik visais atvejais, tai tą dydį kažkuria prasme kompensuojam riebalų persodinimu. Ir tą darom ir dėl formos, kad turėt geresnę formą ir dėl to pasmukimo šiek tiek atiko irgi taip vizualiai kompensuoti. Ir išėmus implantus turim tokią unikalią situaciją, kad tas riebalų prigijimas yra labai geras. Labai didelis procentas prigyja riebalų dėl to, kad yra laisvi audiniai, yra labai daug erdvės ir į tą erdvę persodinus riebalinės ląsteles jų tas išlikimas, įsikabinimas yra žymiai didesnis negu persodinti šiaip pat į ankštą krūtinę, kur tos erdvės nėra. Turbūt moteris, kurios turi vaikų, pagalvoja ir apie tai, tai ar galės pakelti tos savo mažyčius lėliukus ant rankų po operacijos. Turbūt iškart vargiai. Jo, po operacijos čia toks dažnai su tuo dalyku mes susidūrėm ir pagal visas rekomendacijas, tai apie 2 mėnesius reikėtų saugotis nuo didesnio svorio ir stengtis nekelt, bet pas mus pacientės jos iš tikrųjų dažnai sukasi, grįžta injekcijom ir taip toliau, tai kartais mes išsikalbam, kaip čia buvo, nes labai klasikinė situacija. Yra pacientė turinti kelis vaikus mažus, mažiausiam kokie metai, ar ten 1,5, tai vis tiek pakelt reikia ir nupraust ir pamaitinti ir vėl, ir jos klausia, tai kaip man dabar čia gyventi. Tai aš ir pats turiu 5 vaikus ir sakau, aš neįsivaizduoju. Nes negali vaikui ten metų pasakyti, kad, žinai, dabar biškiu turėsi pats rankas nusiplauti. Bet visos išgyvena ir sako, kūrybingumas yra, kūrybiškumas šitoje vietoje reikia. Tiesiog tos situacijos
aš visai ką sakau, žiūrėkit, ką sako jūsų kūnas. Jeigu jūs jaučiat, kad jūs darot kažkokį veiksmą ir jaučiat tempimą, diskomfortą, tai reiškia, per anksti tą darot, nereikia. Ir to vadovaujantis, galima to saugiai daryti. Kokio amžiaus pacientai jauniausiai esate dėti implantus ir vyriausiai? Jauniausiai tai matyt, nuo 18 metų matyt galima dėti. Taip, mes dėl krūtų operuojam ir jaunesnės kartais, kai yra tam tikros krūtinės ląstos, vystymosi deformacijos. Tai yra reti atvejai labai ir paprastai ten tada tikrai ateina ir su tėvais ir tą apsitariam daug kartų. Tai yra ir jaunesnių, bet dažniausiai tai taip, nuo 19 metų. Bet šitoje vietoje, vėl mes niekad neskubinam, nesiūlom, neraginam, kalbam apie alternatyvas, kalbam apie tai, kad galima biški palaukti šiek tiek. Būna tų situacijų, kai tie norai, matom, kad ta krūtinė viskas gerai yra, viskas gražu ir tikrai nereikia galbūt tų implantų, tai sakom, kad gal pamaitinsit, pati krūtinė padidės ir nereikės. Tai aišku, kartais pacientas truputį įsižeidžia, tai atsimenu vieną, aš taip pasakiau, sakau, žiūrėkit, sakau, jūs jauna, sakau, gal, sakau, pagimdysit, pamaitinsit, krūtinė padės pati. Net taip žiūri mane, sakė, daktarė, sakė, aš neturiu su kuo, sako, jūs man galite dėti implantus ar negalite. Tai tokių, būna tų visų stacijų, bet amžius, sakykime, jo, gal 20 metų yra tas startas. O vyriausia pacientė? Štai sugalvoju prieš pensiją. Turim, to prasme ir tokių, turim tikrai, kurios jau yra močiutės oficialiai, bet vėl tai labai priklauso nuo situacijos, pakankamai nesenai buvo irgi pacientinai, jinai sako, aš vaikus užauginau, viską, sako, aš visai, kad turėjau mažą krūtinę, sako, aš noriu jos, šiek tiek didesnės. Sako, tokia mano svajonė, sako, gal, sako, keistai atrodo, bet sako, man taip noris. Tai būna, viskas tvarkoja. Atsisakot kartais? Taip. Mes tikrai stengiamės atsisakyti pacientų, kaip atsisakyti, tiesiog nesimtų operuoti, kurie negali suvokti arba nenori suvoktos realios situacijos. Ir tokių pacientų iš tikrųjų daugėja. Aš manau, kad tam turi didelės įtakos Instagramas, tas visas gyvenimas, tas toks ne visai tikras gyvenimas, kuriame viskas gražu, pastoviai atostogos, pastoviai viskas labai faina, bet ir taip dažnai pacientai irgi galvoja, kad tos operacijos yra toks užgaidų tenkinimo tam tikrą formą. Tai iš tikrųjų labai reikia atsirinkti pacientus. Ir jeigu matom, kad mes nesusišnekam arba matom, kad nenori mūsų girdėti, nes kartais matom iš veido, kur mes pasakojam visas problemas. Ir taip matau, kad veidė arba ta informacija tiesiog atsimuša su tokia mintim, kad čia ne man tas negalioja, arba ne taip tiesiog praeina ir taip tranzitų ir taip matau, kad jis niekiek nekabina, niekiek nesifiksuoja. Negali būti taip, kad tu žmogui sakai, kad yra problemų, yra plyšimai, yra kontraktūros, jas reikia tvarkyti ir taip, ir kas, svarbu. Taip, atsisakom.